Mauzeri, aš noriu su jumis pasidalinti vieną tokią geopolitinę viziją, gerai? Nu, dalinkitės. Nu, pagavom mes tą rusų šnipą, ne? Uždarėm jį, gal net kankinam mes jį užsidarė tam kalėjime, tam CŽV kalėjime, ne? Ir kankinam, jo? Nu, dėl kankinimų tai gal ne, o, sėdį uždarytas su 2 žiurkiam. Žiūrkės praleiskim, eikim toliau. Žiūrėkit, rusai yra pagrobę estų žvalgybininką, ne? Tai reiškia, ką mes turim? Mes turim unikalų šansą genialiai geopolitiniai kombinacijai. Norėtųsi platesnio paaiškinimo. Nu, žiūrėkit, Putinas visą gyvenimą svaigsta nuo filmo Mертвый сезон su Donato Banijoniu, ne? Nuo tos scenos, būtent, kur, reiškia, privažiuoja mašinų ir rusai ir amerikonai keičiasi šnipais ant tilto, taip? Nu, mačiau, sena sovietinė propaganda. Nesvarbu propaganda ar ne. Svarbu, kad Putinas tiesiog, jaučia orgazmą nuo šitos scenos, suprantat? Sako netgi artimoje aplinkoje, kad Putinas šventai tiki, kad ten net nesuvaidinta, o ten tikrai viskas buvo, suprantat? Ir Putinas, būdamas kagabistų jaunuoju, Dzeržinskiečiu, taip sakant, visą laiką gailėjosi, kad ne jis vadovavo tai operacijai, suprantat? Nu ir ką jūs siūlat? Reikia patenkinti Putino ego. Reikia suorganizuoti tokį renginį ant Narvos tilto, suprantat? Kur, reiškiasi, iš vienos pusės Putinas atsives tą estų šnipą, o iš kitos pusės Ilvesas su Grybauskaitė mūsų pagautą rusą. Nu ir paleidžiam, reiškia, mes rusą, Putinas estą. Ir jie eina per tiltą ir čia persimeta žvilgsniais praeina toliau. Reiškia, ir rusas tada Putinui pisti glėbį, Putinas jį apkabina, bičiuojasi ten viską, šitas, Putinas, jau, sako Putinas. Ir taip čia ir yra, spasai sotiečestinikov, stroj ruskį mir, suprantat? Jis gal net Krymą ir Donbasą atiduotų tada. Nu, įdomi geopolitinė mintis. Čia ne mintis, čia vizija yra. Putino gyvenimas taptų kaip filme, suprantat? Niekas jam neparašo tokias scenarijaus kaip filme Mертвый сезон. Nei Duginas, nei Surkovas, nei visas tas Izborsko klubas. Bet ar suvaidins Grybauskaitė vienam filme su Putinu? O kodėlgi ne? Mертвый сезон yra rimtas filmas, ten nėra nei nuogybių, nei ten keiksmų, nei ką. Viskas solidžiai, rimtai, taip sakant. Gaila tik tais, kad Banionis nesulaukė tos dienos, kai pagavom rusų šnipą.